Sveiki atvykę į mūsų video. Mes dabar laukiam Mariaus Janulevičiaus ir visų kitų ir važiuosim į Anykščius. Mes su Janulevičiaus labai ilgai laukiam, aš nežinau, jis sakė būti 5. Dabar 5:30, jis dar sako, aš leidžiuosi iš namų. Jau mašina slyga. Davai, vyrai, visi mėtom, davai. Už 2 valandų ir 15 minučių vis dėlto Dievas nusprendė nusileisti į mūsų žemę. Ar pavargai laukti? Pavargau, aišku, kad pavargau. O jūs nematėt vyro su balta cigaretė? Aš negaliu rūkyti, pas mus keičia liftą, 2 mėnesius, dabar nebus lifto, pirmin aukštyn į 9 aukštą. Sveiki, farai. Tu mane vieną filmuosi? Dabar esam Šnipiškėse, bet netrukus važiuosim gesint šviesų į... Nu taip. Gerai. Gesinam šviesas į Anykščius, ten bus kino naktis. Mes mėgosim? Taip, mes ten liksim visą naktį. Parašytą programą paišo daiktus visokius. Parodyk, ką nupieš. Man reikia... Mariau. Taip. Aš noriu į tualetą. Stosim Danukai Anykščiuose. Ten bus tualetas. Dabar laikyk. O, kaip Londono lėktuve. 90 metais, kai visi su lašiniais važiuodavo. Aš galvoju, Anglijoje kiaušinių virdų paimti. O kas čia yra, kas čia per kvapas? Sumuštinį. Čia gal pašvinko tada šra? Gal ir gerai, kad jūs dabar suvalgysit šitus, o ne ten salėj. Visi galvos, kad bezdat. Tai ko nieko nekalbat? Nuotaikos labai liūdnos. Aš valgau. Tamsu. Mokytau Marių McDonald's tiesiai. Aš va rytoj ryte pažiūrėsiu, ar jūs norėsit McDonald's. Ir išvažiuot 2 valandą, o ne vidury nakties likus 5 minutėm iki renginio. Argi aš rėkiu? Taip irgi. Kamba, suėsit mano visus saldainius. Taip. Mes patys. Aha. Išleidau automais. Bet jeigu jisai realiai suks čia... Tai jis ir suks. Kaip gal kas kelionė? Kas? Vau. Nuostabi. O, pigėč! Šiek čia susišviesu. Skačiu. Pas mus, kai nemenčiniai farus filmuodavo, tai nebūdavo tokių. Nu eikinai, dirba iki 8. Aibė turėtų būti su... Ai, čia ne aibė. Einam iki pardas, tai nubėgsiu. Pavogsim kažką! Sveiki. Euro 8,9 kainuoja. Čia pagalbė pai. Tai dar va šito Filadelfijos, kad su... Ne pagalbė. Chrupki, vienos makovai. Ką paim? Dinamito? Ne, bet realiai jam apžydė. Davai. Davai, ja. Pratik, ką mūsų virgiai. Kino klubu atvažiavome į kino festivalį. Mes iš Vilniaus atvažiavome. Mes iki Anykščių važiavome. Ir 8 prasidėjo. Dabar jūs per jauni. Šiaip dar paėmus. Ačiū, stengiamės Nu tai pavakės, nesvenkis nesistenk, yra taip kaip yra. Gero vakaro, gero vakaro. Viso gero. Klausyk, Soliarkos nupirkau. Žiauriai skanu. Parodį. Ne? Parodį. Parodį, ir kokia šypsena. Čia primenat ne buratin, nu kriaušių limonadas. Jo, čia kriaušių limonadas. Bet žiauriai skanu. Išveskit mašiną, tam šuo bėga. Davai mašiną sėdytas. Prieina kitko. Šitą pagribiau. Juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali suprast čigono meilės. nešviesk. Ir aš bėgu vėl, privalau suspėt,
kol neištirpai minioje. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Kažkoks šiaurės ašigalis. Laikykit triusikus, nes čia toj bus. Mes iš karto visą. Mes jau čia atvažiavom į aikštelę. Yra mūsų fanai, taip. Aš vat operatorius, kaip jūs žinot. Geriausias Vilniaus Laisvės akademijos. Einam. O Dieve, bijau tavęs, o tu tie nužudikas. Labas. Aš? Labas. Nu, su manimi irgi galima. O, kaip moka jie. Bet Kebra, kokia faina. Ačiū, kad atvažiavot. Sveiki. Pasikalbėsim, pažįstu. Geri veidai. Labas. Sveiki. Dviem per mažai, bet nieko. Iš anykščių labai raudona pašvaistė. Ir matosi nuo kavalio. Čia žinai, kas yra nuostabus šiltnamis, kuris mūsų dangų nudažo ir dabar visi kinematografininkai važiuoja filmuoti šitą Nes mes oranžinį nustebom, kas dangų. čia yra, žinai. Koks kvapas. Vilniečiai. Tai aš tau iš karto duodu simbolinę dovanėlę, nes tugi aišku, kad neturi iš ko gerti kavą. Ne, aš tikrai neturiu. Žiūrėk, dabar žiūrėk. Paėmė. Šiaip. Gali netgi va taip iš tiesų, jeigu jautiesi ekstra. Betas virčiai, čia jeigu į džimą vaikštai, ne? Jo, jeigu esi stipruolis, jis dar reikia taip daryti. Shit. Betas virtuvė? Aš nusivylęs jo. Ką? Aš nusivylęs Roku. Dabar ir gerai. Aš čia vaikų darželį atvežiau. Taip. Mesgi iš Vilniaus gyvysi debil. Visą laiką nieko nedariau, Bus 6 minučių. Pilna burna. Minučios. Mučios mišačios. Labiausiai mus labiausiai skubina, o pats dar kavos neišgeria. O pats šyks visą naktį. Beje, buvo renginys vienakas. Kaip Oskaras pripratęs. Kas įvyksta Anykščiuose, šiandien pasilieka Anykščiuose. Va taip. Batus einam nuo jau negražu tikrai. Taip, žemesnėlė. 12 valandų čia viskas truks. Šypsokitės. O dabar atsiminkit, kaip sėdi garso operatoriai pas mūsų mokykloje. Aš esu vienas iš jų. Aš sėdžiu ant taburetį. Ir prie kiekvieno bado pasirišu. Nuo grindų. Tai kur man, ties, aš nenoriu. Aš irgi taip atsiprašau. Nu bet kaip? Išvažiuoja. Patekit parius. Iškrypėlį. Aš einu palauksiu laukia kol. Tipo. Jeigu užuosi kažką neskanaus, tai nebėgti. Pavos tik netyčia. Nu prisiekat ir man šiaudų užtekti. Mario, pavos tik netyčia nesvirt. Dabar įmantis jūs. Įžeidimas. Naispa verta mano megas kailis. Atrodė nieko nebijau, kol saulė neparodė mano kaino. Visi Išimčiau ir patogiau. Ką aš noriu pasakyti apie šitą kino naktį? Pirmiausiai, tai man atrodo dėmesys jaunam kino kūrėjui. Galvoju apie tai, kad kiekvienas jūsų kažkada paėmęs kamerą, nedrąsiai, su begalė nepavykusių kadrų, su begalė neįsipildžiusių istorijų, su begalė juodraščių, eskizų ir visko, kas nepavyksta. Labai greitai ateina į savo brandą ir labai greit supranta, kaip šita medija, kaip kinas, mus stipriai veikia ir kiek daug mes joje galime pasakyti. Ir jie bus tie žmonės, kurie jum kalbės, klausinės kitus ir šiaip dar
įvairius dalykus darys. Tai ačiū Hebra, kad esat. Ir visa esmė pabandyti programuotojo poziciją. Tai yra kurti filmų programas. Tikiuosi šitas bus pristatytas. Parodyk. Ne. Aš galiu pafilmuoti, gali duok aš pafilmuosiu. Aš filmuoju. Čia visi tuo pačiu klausimu, ne? Gerai, jūs Mariau, mes Ne. Kur auksė? Mat, aš tokius dalykus aš ir gerbiuolas ir Iš šitos mokyklos. Kažkoks katilas. Renault. Im! Tu, Danukai, koinės. Varom. Šitą gersi? Jo, čia ta, kurį ir pirkom. Jo, bet čia tai galima gerti, kai tau šalta. Čia žiemos sezonas. Persirės. Gerai tinka tada. Ai va, aš biškai sumaišiau savo. Ai, tai čia sumaišyt? Ai, ne. Nemba, jeigu tu... Jie žino, galvos, kad jūs čia kokį vyną. Myžalus. Visų kaimų myžalus. Tik jeigu tu apipilsi matrasas, tai čia ne mūsų. Ne, žinokit, čia bus blogai. Ne. Matrasus. Čiūžinį, Sveikatą. Sveikatą. Aš nežinau, man atrodo gėda nešti tokius bamburius į renginį. Viskas jam gėda. Aš ramus. Spausti. Aš ne operatorius, aš aktorius. Mes iš Sudegusio Vilniaus, teatro. mes tradiciją Turime turime nefilmuok, nes atrodys, kad jūs čia alkoholį geria. Myžalus. Čia yra kriaušių gėrimas. Mokykloje. Parodyk kriaušių gėrimą. Parodyk etiketę, parodyk etiketę. Myžalai. Soliarkė. Einam į vidų gal, ar ne? Jie, nelygiai kojas. Danukas aukštesnis. Aš aukštesnis. Danukas aukštesnis. Ne. Danukas Taigi aš tokių lygį matau. Tai pasiakis žemiau. Eina. Akis žemiau. Žemės. Vapus sapai. Pats tu vapus nebežuos. Sako, kad daryti ir vienintelis daro. Ant kameros, ant kameros. Kino vėlūgai visi susto. Visi Būkit palaiminti. Apsivaflino. Eina. Butelis Bet čia ne vynas, tai pagalvokit. Norėčiau Jums pristatyti Jūsų kurtas 3 eilėraščių nuostabes ekranizacijas. Tai kviečiu pažiūrėti. Na, aš manau, kad anykščiams yra labai smalsu, kuogi jūs užsiemate, kokie yra jūsų tikslai, veiklos. Tiesiog pristatykite truputėlį savo patį kino klubą. Čia kas dabar turėtų kalbėti? Kas drąsiausias? Tai, tipo, ką mes šiaip veikiam? Pristatykit savo kino klubą, jūsų veiklas. Mūsų veiklos tiesiog filmuojam filmus, kaip galėjot pastebėti. Daugelis iš mūsų pradėjom filmuoti filmus, nes tiesiog reikėjo projektą padaryti metinį. Aišku, aš tikiuosi, čia kalbu ne tik už save, bet ir už visus. Mums gana patiko. Taip pat čia mes tarp mūsų turime ne tik aktorių, bet ir operatorių. Tiek mūsų operatorius. Ta prasme, operatoriaus darbas irgi labai fainas darbas, nes kūrybinis procesas ne tik susideda iš aktorių, bet ir operatoriaus darbas, režisieriaus. Tai čia procesas pakankamai įdomus, nes vieni sako, kad operatoriaus darbas nieko ten tokio sunkaus, paimi kamerą ir filmuoja, bet reikia ir kadrą tinkamą parinkti, ir kad su šviesa būtų viskas gerai. Ir kai aš atėjau į šitą būrelį, tai aš kažkaip pradėjau ir man tai labai patiko, nes šitas darbas irgi yra pakankamai įdomus, todėl čia kiekvieno pasirinkimas, nes vieni mėgsta vaidinti, vieni filmuoti, o kiti kurti scenarių. Tai šioje vietoje sutinku su žodžiais Roko. Dėkui. Tai va, dar grąžinsiu mikrofoną Mariui, manau, jis irgi labai nori pasisakyti. Tai kai tu čia kalbat valandą, čia užskirstosi žmonės. Gal jūs kitą klausimą užduokite, aš net negalvoju, kad čia tiek kalbės.
Gal tada prie kito klausimo. Taip, gerai, Tai teisingai. apie pačią, koks buvo tas kūrimo procesas, nes ekranizacija toks labai įdomus dalykas. Aš manau, kad mūsų kino komanda dar su tuo nėra susidūrę ir kaip kilo tos idėjos, nes ar tiesiogiai... Čia dabar nežinau, kam atsakyti, nes jūs parodėt dvi senesnės ekranizacijas, tai tie jau amžinatilsį jie pabaigė mokyklą, šitie bumbėjo, kodėl nerodo mūsų naujų ir, vienu žodžiu. Šiaip eilėraščiai ne visi tinka ekranizavimui. Dalis eilėraščių tiek skiedžia apie jausmus ir seilės, kad ten nėra ką parodyti vaizdų, vis tiek kinas yra vizualinis dalykas. Tai jeigu, nežinau, surasti eilėraštį ekranizaciją labai sunku. Taip, Elenkokį paimti iš eilės ir ekranizuoti, aš spėju, kad būtų sudėtingoka. Bet yra tų vaizdinių eilėraščių, kur tu tiesiog matai vaizdais ten, kur vardina veiksmus arba kažkokius vaizdus, tada lengviau. Pavyzdžiui, Auksė, kuri čia kažkaip atvažiavo vienintelė šitoj baisioj vyrų kompanijoje nekultūringoje, tai jinai pradėjo savo vaidmenis irgi, ko gero, kad vos ne ekranizacijose, ne? Kaip tik ta pirma ekranizacija, kuri yra, aš manau, tą filmuką ekranizaciją ir pavadinčiau savo karjeros kino klube tiesiog pradžia. Tik mes ją pradžioj kvietėm verksmų vaidmenim, nes jeigu jūs atkreipėte dėmesį, kaip jinai atsiklaupusi prie to markizo, ten rauna jo kelnes ir plaukus ir visa ten draskosi, jinai labai gerai verkia. Tai kai reikia tokių verksmingų vaidmenų, jinai nepakeičiama. Čia jos yra. Bet čia svarbu, jūs galvojat lengvą verksmą suvaidinti. Čia irgi, Bet bus ateis laikas ir jūsų kitiem filmam ir kitiem scenarijam. Ar rodysi tą, kur jie guli lovoje? Bet galės viešai pasiaiškinti, kas čia per vaidmenys ir ką jie ten... Nežinau, Mariau, čia paskui pažiūrėsim, dar labiau į vakarą. Mariau, siūsk mikrofoną į galą, kas dar neturi žodžio, labai įdomu. Pasakykit, žinot kokį dalyką, patinka jums tai daryti? Kodėl jūs tai daro? Taip patinka. Ne, jeigu rimtai, iš tikrųjų, mano manimu yra, kad filmavimo procesas yra geresnė dalis, kaip man asmeniškai, nei pats filmas. Nes iš tikrųjų tu daug daugiau pamatai, tu visokių juokelių gauni ir šiaip daug linksmiau yra filmuoti patį filmą, nei po to jį žiūrėti. Pats procesas tau fainiausias. Tai kad nebijokit, filmuokit visi. O draugas? Ką? Mano draugai bijo viską iš tikrųjų. Tai nebijokit, tai... Mes iš Vilniaus, čia ne mūsų aplinka, mes bijom jūsų. Triuškint traškučius, tai nebijojam. Keliausim gal žiūrėti kitų dalykų ir bus momentas, kai vėl sugrįšim prie jūsų filmų. Tai lipsit ant scenos ir dar truputį mums papasakosit. Gerai? Gerai. Okay. Tai va. Ačiū. Jau akis raudonas, eik tu savo nuotakinį. Čia bus... Dabar mes einam pasiimti striukės. Mariu, pamajuosi. Ne kaip Trumpas. Nėra blogai, nėra ir gerai. Nėra blogo oro, yra tik bloga. Mariu, draugas mano, Mariu. Nedėk šitų nesąmonę. Jeigu jūs miegosit salėj, tai čia bus baisu. Kodėl? Čia apčiupinėsis. Net vie Auksė čiupinės. Einam! Kabinsim striukę 2 dienas. Tai reiks vėl išeit, kol tu pakabinsi. Pilnas stalas visokiausių dalykų. Jeigu jau 3 duris atidarys, tai bus blogai. Žinai, kad man primena šiek tiek su mažu. Optimus Games. Aš nemiegosiu. Tai kaip jūs vairuosit? Ką? Kaip jūs vairuosit? Aš nevairuosiu, aš liksiu anykščiai porai dienų. Žiūrėk. Einam, obuolinės. Einam. Miestą, erdvių puošimą šventę obuolinės. Vyrai,
Gerai. Džiangiau. Dabar reikia kaip Žinau, aš einam kavos ar ne? einam. Ne, saniai ten kažko yra. Čia dabar jau. Čia va, kava. Čia kava. Aš už pinigus tai. Girdi, o kaip tau šviesų jums? Gerai. Yra rankinėlė. Netrukdykit čia keliais toliau, tu pažiūrėk kaip įtraukia. Gerai, kad aš šitą nufilmavau. Čia limonadas, jūs nepagalvokit nieko blogo, imkit ragauti. Aš jiem liepiau nesinešt, kad nieko galvotų. Jo? Apie čia šnapsą. Žinom, kad čia kažkas alkoholiška, kad jam gėdos Jie mane būtų. bando Čia tiesiog kriaušių vynas. Iš kur čia gavot? Kaip vadinasi? Vaidevyškės tas. Kriaušė. Kaimas 20 km. Gerai, ačiū. Be problemų. Iš V vadinasi. Urbanai? Putos labai didelės. Ne, aš jau geriau. Kaip? Tai... Čia labai žinokai. Čia tiesiog kriaušių limonadas. Kriaušių vynas. Tai ruoškitės, lipsit toj vėl ant scenos. Jo? Tai va, mes Mes ruošiamės. dar duosim vieną biškį tokį... Gryna vaikystė. Liūdna veidas. Gerai, ne? Čia galėtumėt atnešti vandens, bet į ką čia? Nes čia vienam podeliu užteks, o paskui reiks dapilti, reikia nueiti atnešti. Kodėl tu filmuoji? Tai geriausias kontentas. Aš sugebėčiau šitą labai pasisauglausti, aš taip... Kai durys atidarytos, tai labai sklinda garsas. Nusiraminkit, nu jūs visai pasidarėte. Palauk, neša. Nu, bet tu man toks atsilūk. Baig. Aš tau sakau. Jeigu tu manęs negerbi, tu nekelsi šitą. Kaip jums išvyka mokyto Mariau? Aš jūs nufotkinsiu prieš sėdį. Jūs viens kitą fotkina, ne? Teisingas, manau? Jis anksčiau buvo mano mėgstamiausias mokinys, bet po visiems žinomų įvykių jo žvakė užgeso. Kai būna mašinai užgesta žvakė, tai jo užgeso žvakė. Man tai patinka, jis ką žvaigys. Aš dabar įsibėgu iš dviejų kojų tiesiog kitos pusės. Širdelė dėl manęs, būk, širdelė tik būk. Все, užteks, nes jisai krenta. Du džentelmenai. Du mokyklai geriausi žmonės. Aš ir dar vienas mokytojas. Pusė 12. Šliūžas. Va, ką reiškia šitie pakai. Nešu, Mario! Šitaip atrodo, kad kažko nelegalaus ir čia. Ša. Palauk. Kafe ar ką? Ką tau darysi? Pasidarau kavos, aš mokykloje 4 pamokas vieną podelį geriu. O čia aš turiu, žinai, per 2 sekundės susiverst. Eik čia net vokės česnaku. Nasvajus susiverst. Mokytojas verčiasi nasvajų. Smirdės visą salę česnaku, ką jūs darote? Pasikalbė. Taigi dvoks visą salę. Laukinį. Važiuojam namo. Fui, kaip smirda, aš negaliu.
Atei žmogus neberas tokio nieko. Kakučiais mirti. Galiogiu. Šiandien tik purškiau, aš tikiuosi. Baigit, nu, nedarykit, atsistokit ir tiesiog išgeriam kavą ir baigit, nu, rimtai kaip atrodo, kad rimtai jie girti. Čia jau paskutinė energija, išeiname semiguosim per kitą pertrauką. Nustokit elgtis kaip laukiniai. Aš per kitą pertrauką einu šikti iš tikrųjų. Kalbėkit prie stalo. Baikit šią snaką, einam į salę. Čia kaip tam Kauno Rūsy, atsimeni? Azijos humoristus ant scenų. Kurie iš jūsų čia kūrė tą patį pirmą filmą su Valentino dienu? Visi? Aš gal pridėsiu tai, kad čia nebuvo tiesiog kažkokia random diena, kad Valentino tokia tema būtų. Kaip tik tuo metu artėjo Valentino diena, tai mes ir sugalvojom sukurti tą progą filmuką. Taip, tai kitas filmas buvo Šokėja. Supratau, tai buvo siaubo filmas. Visuose jūsų filmuose yra labai aktuali mirtis. Dėl ko taip yra, kas jūsų smegenyse dedasi, kodėl jūs taip pateikėt filmus? Tiesą sakant, apie Šokėją mes nedaug ką galim pasakyti. Nes nelabai kas iš mūsų buvo šokėjai, jeigu aš neklystu. Jo, čia man atrodo nėra. Ten siužetas labai sudėtingas, bet nežinau, ar ten supratot ar ne apie ką. Jis pats save mato toj pačioj situacijoje, bet tarsi minutę anksčiau arba vėliau. Ir galų gale neaišku, kur ten, vienu žodžiu. Aišku, nusipirkom gero kraujo, tai irgi naudojam. Čia atskleisiu, Lidle buvo labai, Pepko aš pirkau. Pepko po 2 tokias tūpačkas dantų pastos dydžio ir kainavo gal €1,5. Tai mes kaip ir jis labai natūralus, labai geras, va ten tos, kur išbandėm. Taip, ta pati šokio scena, kuri man labiausiai patiko asmeniškai, ką jūs norėjot parodyti žiūrovui su ta šokio scena? Jinai yra šokėja. Supranti, ten į tą kino klubą ateina visi vienas harmoniką groja, kitą šoka ir juos visusgi reikia panaudoti. Kas buvo sunkiausia kūrint filmą be scenarijus? Ar buvo momentų, kuomet pagalvojote, kad scenarijus tikrai praverstų? Mes labai greitai nuvažiavom ir neturėjom laiko, kad apgalvoti scenarijų. Jau tiesiog ten mes galvojom, ką daryti. Ir sunkiausia buvo įkalbėti tą mokytoją. Aš manau, kad jūs supratot, kas yra mokytoja. Mama, tokia žema, labai graži mokytoja, lietuvių kalbos geriausia. Ir labai sunkiausia buvo įkalbėti ją likt, nes oro sąlygos. Nes žiauriai šalta buvo tą dieną. Ir lyjo lietus. Ir lyjo šiek tiek lietus, jo. Na ir kad būtų dar įdomiau, tai mes įlipom į šūdą tose kapinės. Mes po to vieni žvengia, tie, kurie įlipę pyksta, ir ten vienu žodžiu. Klausimas būtų toks. Tai filmavote išties labai gražioje vietoje, taigi apibūdinkite ją 5 žodžiais. Būtų gerai, kad skirtingų žmonių būtų. Tai mes gal visi po vieną žodį ir taip iš eilės. Būtų Tai bus per daug žodžių. Ne, gerai. Duokit nors 6. Pavojinga, nes bet kurio momentu galėjo visos lūbos tiesiog taip, nes ten labai pavojinga buvo, bet gražu. Aš gal sakyčiau pamiršta, nes už tos bažnyčios buvo kapinės dar. Po vieną žodį. Tai aš aiškinu, kodėl. Teisingai, pamiršta, nes už tos bažnyčios dar buvo kapinės ir paskutinis palaidotas žmogus buvo 82 ar 83 metais. Laiktų savo kaip senovė čia. Buvo labai apleista. Nežinau, drėgna.
Aš taip parinkčiau žodį ežeras, nes ten kaip tik šalia buvo. Ačiū. Neblogai atrodo? Va čia va mūsų. Va yra lapelių, galit kažką užrašyti savito palikti. Galim. O? Kur nori, va. Laisvė. Vilnius Punk. A. Nirvana. Čia mane nupiešė. Labai gražus piešinys. Bet čia dar buvo su ilgais. Ir irgi ne tai, kad laikas spausti, bet va spėjom filmą nufilmuot, kol važiavom. Ir labai būtų faina, kad pasimtumėt kiekvieną grupę po vieną rekvizitą, kurį integruosit į filmuką. 40. Gerai? 40, bet nepamirškit. Čiupkit rekvizitus. Kiek būtinai. Aš suprantu, kad spaudžiu jo, kad garsas būtų. Buteliuką kažkas turit? Buteliuką. Gerai, einu 8. Jo, o kaip sakyti? Kybras nenoriu ant to. Sakyk kyb. Gerai, tai man užeit reikės. Tau reikės užeis, aš stoviu su dujų kortelė. 14, man rodo, bus. Taip? Man, jūs viską žinote. Taip. Balandį skendo Titanikas, man rodos. Balandį. Tarp tų dienų. Balandį, jo, kažkaip. Mes darysim per Euroviziją. Pagriebėm kopėčias ir tiesiog labai greitai kilo mintys, o mes manom, kad pirma mintis yra dažniausiai geriausia ir teisingiausia. Čia viskas, ką mes padarėm. Ačiū. O tai pats vaikas filmuot vlogą. Aš nežinau. Kai mes visi taip gražiai atrodom. Kas šitą? Kas šitą gražiai princesė? Viso. Laikrodžiai ir... Nėra, kad žinai, pačiu vėliau. Jo, jūs dar su Gali kartu tas 8:12. Žmogus atsikėlė, kiek? 10 minučių atgal. Viskas susidėjo ir jau filmuoja. Pas mus dar akis neatsikėlė, čia laikas jau filmuoja. Aš tu prišyksiu čia. Įsivaizduodavai, kad esi ogis? Nėra. Man truputį rankos dreba. Aš tarsi gėriau visą naktį, iš tikrųjų, aš dar... Tarsi pachmus tiesiog. Tampo iš šalis. Tai pasakokit, kaip jums naktelė. Geras festivalis. Antras kartas, kada miegu mokyklai. Prašau išjungt kamerą. Antrą kartą prašysiu su plaktuku. Na mano kamera. Bet galva tai tavo. Rovas, Taigi filmuoji, kaip jisai gardžiai. Nieko mašinai. Va, aplankysiu. Oi, dasigauti iki namų. Oi, o, bentas įdėtas. Sveiki, mes esam Vilniaus gimnazijos kino klubo nariai. Ir aš turiu svečiuose Auksę. Labas, Auksė. Sveikas. O kaip tau šis renginys? Šis renginys labai patiko. Išsimiegojau. Važiuotum dar? Būtinai. Kaip tu išsimiegojai? Aš nežinau. Aš irgi nespėjau. O aš vapšė nepraėmiau egziso.
Aš labai durnas iš akių atrodo, tai kad nereikia. Užlipam ant puntuko. Ten gali būti slidu. Mokytau Mariu. Nu. Galima bus degalinį pavalgyti. Prastojo papraspartis. Prastojo papraspartis. Gali palaikyti kas nors. Prastojo papraspartis. Prastojo papraspartis. Prastojo papraspartis.